vienos pelėdos čiūta, čiūta, lylia, lylia. Tiktai nepakvietė jis vienos pelėdos čiūta, čiūta, lylia, lylia. Atskrido pelėda, kad ir neprašyta, čiūta, čiūta, lylia, lylia. Atskrido pelėda, kad ir neprašyta, čiūta, čiūta, lylia, lylia. Pasidarė čiūta, vieni savo čiūta, Pasidarė čiūta, vieni savo čiūta. pasidarė čiūta, vieni savo čiūta, susikvežė čiūta, lylia, lylia. Pasikvietė čiūta, visus paukščius čiūta. Pasikvietė čiūta, visus paukščius čiūta, 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 lylia, lylia. Tiktai nepakvietė jis vienos pelėdos, Čiūtai nepakvietė jis vienos pelėdos, čiūta, čiūta, lylia, lylia. Atėjo pelėda, kad ir neprašyta, čiūta, čiūta, Lylia, prašyta, čiūta, čiūta, lylia, lylia. Žvirblalis, alaus, alaus, tada visi dainuoja. Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. Gerai, pasibandom, pabandom prisiminti. Vachtai, tadrai. Vachti, tidri. Vachti, tidri, Vachtica, tidrica. vachtica, tidrica. Tai iš tikrųjų, man tik tą ir reikia dainuoti. Jeigu kažką sakysiu, kadangi improvizuot moku, tai kažką ten padainuosiu. Neprisimenu teksto, kol nedainuoju, nieką neprisimenu. Pabandom, ne? Po truputėlį, kol įsivažiuosim tą vachtai, tadrai. Padarė žvirblalis, alaus, alaus, vachtai, tadrai, vachti, tidri, Vachtica, tidrica, bum. sukvietė žvirblalis visus paukštelius, Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. Tada paplodama. Kaip ten toliau tekstas? Tiktai nepakvietė vienos pelėdos, vachtai, Tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. atskrido pelėda ir neprašyta, Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. užsėda pelėda už stalo galo, Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. nukando pelėda pyrago galą. Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. Numinė žvirblalis pelėda jakoja, Vachtai, tadrai, vachti, tidri, vachtica, tidrica, bum. nebetęsiu. Kas nukando pyrago galą? Tai pelėda reiškia, Nu, atvažiavo. ją pašvedė. Ne. Paskui tai skirta. Pelėda pašvedė. Pelėda. Tai teisingai viskas, reiškia, jinai buvo stribas ir ją pašvedė. Realius, norėdamas įsitikinti, ar pelėda yra ne labasis, reiškia, užminam kojos, jeigu batė kanopą, reiškia,
čia tie simboliai vaikšto. Taip. Jie nesąmoningai, bet jie kažkaip patenka į dainų tekstus. Taip. Ar jūs pajutot, kad vibruoja, aš atsisėdu, pražinot, kūnas vibruoja, kad pirmą kartą nutiko? Tai čia dainavimo poveikis. Man nevartai buvę. Dainuojant sekundę dar labiau. Tiesiog gal kas nors nori, tiesiog va taip, tiesiog praeikim ilgai po valandą, nešnekėkim vis tiek. Trumpai. Tai jeigu leisit, Prašom. yra taip. Pastebėjau dabar, kad labai daug nusišnekėjimų yra visgi. Visi kažkas kažką nori pasakyti, bet vis nepataiko. Tai va, sutartinėse, tai jau yra pats žodis pasako, sutartinė tai reikia sutarti. Dabar melodijos reiškia. Aš kai nemoku melodijos ir aš tyliu, nedainuoju. O žmonės nežino, ką sakyti, bet jie šneka. Tai reikia dainuoti, įprasti, sakykime, kaimuose, tais pakeiktų sovietmečių. Visas kaimas per vestuvės dainuoja, per krikštynas dainuoja, per pagarbus visi absoliučiai gieda, ar ne? Dabar yra tik 2 pasamdyti muzikantai arba dar panašiai. Matot, nudžildė tauta, susidenatifikavo ir dabar žmonės tokie yra pakrikę. Tai dainavimas žmonės harmonizuoja, reiškia santykius, tarpusavio bendravimą, įdiegia tokį instinktą. Tu turi pataikyti, ką pasakyti, taip kaip juostą audžiant, Stasys Daunys amžinatilsį. Siūlai, reiškia, kai audžiama tautos juosta, ten ornamentus daro, reiškia, pasibaigė siūlas, reikia prijungti, taip audžiama tautos gyvenimo juosta. Taip pat yra su dainom, reiškia, turi būti ir su kamkim, turi būti stygos suderintos. Jeigu jos nesuderintos, melodijos nėra. Tai va su dainam, dėl ko reikia, dėl to ir apie jaučiu išgirsti, jūs labai gerai čia viską darote. Man labai svarbu iš tikrųjų, kad sutartiniai, kai mes visi kartu stovim, mes visi esam svarbus. Mažytė dalelytė to, ką mes turim čia. Nežinau, ką mes sukam, ką mes čia susukam, kokį energetinį lauką ar tiesiog pasibuvimą, gerą laiko praleidimą, bet kiekvienas balsas iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir man skaniausias yra tas momentas, kai aš sakau, tai biškį su svoriu, tas pradžioje toks, tas tikrumas ir aš kažkaip girdžiu tos protėvius dainuojant, kaip užsimerkęs mano filmą žiūrėčiau, tais tikrais, nenugludintais, nepastatytais, nechoriniais balsais, o tos tikrus žmonės, kurie iš tikrųjų dainavo, ne iš muzikos akademijos studenčių, laukuose užrašinėjo sutartinės, sutikit. Tai gerai, einam toliau, ačiū labai. Tai kai įsidainuoja publika, kai jau pradeda susidainuoti, reiškia, kas gaunasi. Moteris padainavo kažkokį gerą dainą, mes parašą šventę, kaip matydavom. Sudainuoja moteris kažkokią, vyrai dar galingiau, tada moteris dar galingiau, reiškia, ir vyksta toks dainos varymas per visą šventę. Teisingai? Joniškietiškas. Ačiū labai. Ačiū. Čia yra akmens amžiaus ugnies įžiebimo įrankis. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasidalinti? Aš noriu pasakyti, kad mane labai visą laiką džiugina, kai nereikia dėl gerų dalykų važiuoti į Vilnių. Labai džiaugiuosi, kad jau yra Šiauliuose, kad kažkas turi suoprą čia jumis pakvies. Labai ačiū. Čia bibliotekai reikia dėkoti. Kas visiems ačiū ir ačiū, kad atvažiavote. Bet aš į Joniškį dažniau grįžtu, Rasa daro, į Žagarį mes visi kartą metuose ten padarom kažką. Tai Jonišky yra tekę būti, bet Šiauliuose jūs turbūt pirmą kartą. Antras. Paklausom, prašau. Toks gal susvetimėjimo žmonių, aš manyčiau. Ir tos sutartinės kažkaip padaro mus tokiais nebesvetimais. O tas labai faina. Mes vis tiek esam šalia gyvenam, visi susiję. Per dainą mes tampam savesni, nes gatvėje labai... Kalbėtis nereikia, už tiek tas jausmas atsiranda, kad mes esame visi savi ir kartu susiję. Ačiū, Laurita, kad esi tokia, kad tu buri tuos žmonės ir kada pamatom, kur tu ten skraidai, tai Vilnius nenulėkia. Bet va iš Joniškio tiek iki Šiaulių tikrai čia ne kilometrai, ne laikas. Čia labai ta bendrystė, tą jausmą ir kada būnam visi kartu ir buvo kelis momentus, kada tiesiog norisi raudot. Tai va pajauti tą jausmą ir va dabar va ten kalba. Va bet tai šito galima važiuoti daug kilometrų, pasėdėti va tam rate, pagėdot, padainuot. Va dėl šito jausmo ir ačiū tau labai, ką tu darai. Labai ačiū.
visą laiką gera yra, visą laiką gera, tas paprastume, va ta jėga iš tikrųjų, ne kažkiek, tai mes kartais, va dėl ko tos kraštinės yra, kad mes lekiam, va tas greitis įsisukęs atrodo, taip greitai ta tėkmė tokia yra, o čia yra, kad tu stabteli. Tu įsiklausai, nes jeigu tu nebūsi šiame momente, tu kažkur tai kažką neišgirsi, kažką tai tu prabėgsi. Tai paskanavimas, va to pabuvimo, tai įgyrimas šios akimirkos, va šios akimirkos galia yra. Ir tas įsiklausimas, irgi tas gyvas bendravimas, viskas viename, kaip aš sakau, balso joga yra iš tikrųjų. Nes tu turi ir tas gyvas bendravimas, į akis pasižiūrėjimas, viens kitam pasilinkčiojimas, o vienas kito akise mes ir save visą galime, tas atspindys yra ir iš tikrųjų tas toks gyvas bendravimas ir savęs išreiškimas ir kito priėmimas.